Tai yra automatinė bagažinė. Atsidarėme bagažinę ir elektrinis dangtis, kas nekeista, būtų keista, jeigu nebūtų elektrinis, ir sužemėjo ir pakaba, kad būtų patogiau pasiekti daiktus bagažinėje, ir bagažinėje mes turim sulankstytą Beaster elektrinį dviratį karboninių rėmų iš Krinono parduotuvės. Kaip mato, dviratį transportuoti yra labai paprasta. Čia 3 tilptų. Jo, čia turbūt 3 tilptų. Bet žinai ką, aš bagažinės tikėjau didesnės. Perakvistas bagažinės. Viskas su jie gerai, bet kažkaip pagal tai, kiek erdvės salone bagažinės tikėjausi didesnės. Ir vėl, grįžtant prie dviračio, labai svarbus dalykas yra ne tik tai, kad, pavyzdžiui, šis dviratis yra labai patogus transportuoti, elektrinis, bet tai, kad jeigu perkate Beaster prekes Krinonos tiek elektroninėje parduotuvėje, tiek fizinėse parduotuvėse, tai iki rugpjūčio 31 dienos pasinaudojo kodu Beaster gazas 15, visas Beaster prekes įsigysite 15% pigiau. Tiek šį sulankstomą dviratį, tiek irklentės, tiek paspirtukus, visas prekes Beaster Krinonoje iki rugpjūčio 31 dienos. Pažiūrėk, perakvistos bagažinės. Kas tau čia negerai? Ko tu čia prisikabinai? Žinau, kažkaip didesnės tikėjausi. Galima valdyti sėdynės, čia galima kilnotis. Bet kitas dalykas, žinai, kas gerai, kylam, bet kylam ne kaip Range'as greičiau. Ne Range'as. Nors, žinai ką? Nors, pavyzdžiui, aš telpu be problemų. Ne, normali ta bagažinė. Nenormali, o didelė. Didelė. Kažkaip nežinau kodėl, žinai kas? Gal man jinai taip atrodė dėl to, kad šitas dugnas yra ganėtinai aukštai. Iškiš koją, pažiūrėsim, ar turi tiklis ar ne. Ne. Kiek tu gali man daužyti su tom bagažinėm? Gerai, bet svarbiausia vis tiek mes liekam prie savo. Tai taip kaip automobilis važiuoja, taip kad lekiam. Tai mane išsodink ir dviratį įdėk.